Oi, ne. Ne? Tikrai ne. Ne. Gerai tada. Ačiū. Nedomina mane? Nenešioju iš vis laikų. Ok. Gerai. Ačiū. Sakytų. Ne. Nenorit? Aš mainau tik į pinigus. Tik į pinigus. Ok. Ačiū už paaiškinimą. Nelabai. Nelabai, jo, tai aš ir galvoju. Aš darau YouTube projektą, per vasarą bandau mainyti daiktus ir šiuo metu turiu 2 laikrodžius. Jau čia 3 savaitę. Pradėjau nuo nieko, realiai atėjau į turgų, paprašiau pirmo daikto nemokamai. Gal norėtum kažką mainyti? Kas tave domina? Aš nežinau, jo vertė, kiek žmogus pardavinėjo, tai po 10 eurų. Internete žiūrėjau, jie nauji po 10, tai sakykim, kad aš kritau į minusą, nes prieš tai turėjau geresnį daiktą, bet išmaniau į jį. Bet su jos su reportažu. Ai, aš užslėpsiu veidus vis tiek. Tai, jeigu jis nenori, tai aš užslėpsiu, aš net nefilmuoju veidų, tai aš pirmiau. Ta prasme, pasižiūrėk, ką nori. Aš nežinau, aš tą monopolį pamačiau pas jumis. Kiek kokia jo vertė pas jumis? Vieną į vieną nori mainyti? Galima buvo, jie buvo. Nežinau, kaip jums. Aš nežinau, nes po kiek pardavinėjot, žinai. Kad nebūtų vėl į minusą. Orientyrui kažkas apie 10 galbūt. Apie 10. Tada į vieną išeitų. Kažką į 20, kad būtų. Varom į vieną. Varom į vieną? Nu, tu pasilik kažkur gal geresnį dylą. O čia viskas? Čia jo, viskas yra. Viskas yra. Dėžutė tokia biškė. Aha. Na, aišku, tiktais nėra tų pakuočių, kas jau buvo prieš. Jo. Šiaip tai neišmėti, viskas turėtų būti. Pinigai yra. Kada vidose galėsim pažiūrėti. Pas mane jau 2 yra. Vienas buvo Klaipėdos bagažiniukės, Rietave buvo. Tai dabar man papasakoja apie Dituvos, jie atlikau iš Plungės čionais. Ir bus trečiadienį dažniausiai susitvarkau viską. Būna. Bet jo, galim, kurį, nežinau, rinkitės. Šitas turi plastikinę apyrankę, šitas turi tokią kaip čia metalinę. vyriškas, ane? Šitas? Jo, moteriškas. net neįsivaizduoju, šiaip moteris buvo, kuri mainė su manim, tai gal. Tiktais bateriją reikėtų įsidėti. Šitą. Į šitą. Gerai tada. Ačiū labai. Paturėsiu 2 daiktus mainį. Gerai. Ok. Judėk į pliusą. Nu bandau, sakau, buvo visokiausių. Buvo nuo 30 kritau vėl į 15. Nu nežinau, daiktų vertė, žinai, nenoriu kažkaip labai ateiti ir sakyti, o, čia duokit man kažką. Bet ačiū labai. Prašau. Pagaliau pavyko išmainyti bent vieną laikrodį. Monopolis atrodė kaip puikus variantas, kurį nesunkiai galėčiau išmainyti. Kaina internete atrodė taipogi solidžiai. Labą dieną. Žiūrėkit, darau tokį projektą YouTube'o. Bandau mainyti per vasarą daiktus. Vien su kitu. Gal jums būtų domintų kažką mainyti. Šiuo metu turiu vieną laikrodį. Tokį. Ir žaidimą. Laikrodžio vertė apie 10, o monopolis irgi kažkur apie 10. Tai nelabai kažkur esu pajudėjęs į priekį, bet pradėjau nuo daikto, kurio net neturėjau. Atėjau į turgų, pas žmogaus paprašiau pirmą daiktą. Dabar jau turiu tokius. Gal domintų kažką pakeisti? Na, jeigu tu kažką randi, pasižiūrėk. Jeigu randu kažką, ne? Jo, tada pasižiūrėk. Gerai. Tai aš praeisiu. Nusimačiau tas svarstyklės, jos veikiančios. Tos netikrintos. Tos netikrintos, Aš ane? to galėjęs padovanoti, jeigu nori. Man padovanot. Taip. Nes nėra tikrintos. Neplanavau, kad tiek prisirinksiu visko. Čia dauna. Galiu pasimti? Taip. Ir dar galim kažką išmainyti. Ne, aš galiu padovanoti, man negaila. Tai tiesiog pasimti. Tiesiog pasimti. Jo, taip. Nu gerai, ačiū jums tada labai. Jeigu norėsi, ar draugam gali jeigu norėsi, gali pas mus suteikti. Ok. Nemokami daiktai visada yra šaunu. Gavau rimtas svarstyklės, bet ar jos veikia? Internete pamačiau, kad jos vertos apie 10 eurų. Gaila, bet Dituvos bagažinių turgelį žmonės nelabai buvo linkę į mainus arba jie neturėjo tokių daiktų, kurie mane domintų. Neturiu kito varianto, kaip tik kitą dieną vykti atgal į Rietavo turgų. Pirma stotelė, ten kur ir pradėjau. Taip, sveiki, gyvi. Grįžau. Jūs soms, kur išmainiau. 10 eurų. A, jau tūksta, ne. Dar kuprinė turiu kažkoks svarstyklis, dar turiu laikrodį. Vėlek apsukus, na. Tai gerai, ne? Nu, nenori dabar niek dar pamainyti. Kontų turite?
Aš turiu svarstyklis, vakar testavau, veiko ins viskas. Svor skirtingą rodą, ne? Ne, bus gerai. Ai, tu dar tave magliauji? Aš nežinau, brangus, realiai nemoka man norėjau mainyti, bet sakai pasimk ir... Nežinau, aš galvoju, gal 2 daiktus, kažkaip noriu, žinau, sumažinti daiktų kiekį, 2 daiktus įvein. Nu, kur? Dalinčių metų. Originalas gas. Šitą į elektrą, jeigu nori galiausiai kažką paimti. Anus įsijung, kada užminėm, žemės padėdį įsijung. Aš batarį įsidėjau, viską. Kiek reikia atsiveri? Nu, žiūrį, ko tu nori, žinai, kontų. Žiūrėk, kiek neši. Kiek nešu 900 kg. 89. 9, saulė, prakaitė. Po kiek yra tas ir po 6 rūdų? Po 5. Kiek yra? 7 veins. Žiūrėk, Paurį, pasimatavai pastatą. Končių matau jis. O, 120. Ištumpys krūklis. Nu. Nežinau. Ten biškių lūdus. Končią galėtumėt, nežinau jūs kainų. Aš ten tą šveistauton matau. Ton šitą. Aš žinau, bet galiam gal kažkam kelius daiktus, žinai. Tikiuosim, kad čia viskas yra. Jo, viskas ten. Viskas, ne? Šveistos kainuoja, blėt, 25 euros, tai aš žinau, jau čia. Nu. Aš sakau, nebent va šitą monopolį daud, sudedam viskon. Viskas į vakar tikrinau, viskas gana ir. Tas į 15. Ir kas geriausias, įbėjau, žiūrėjau, kur čia yra. Tuos figūrėlius atskira parsidavinė po kem dolerių. Atskira. Nu, bet jie matys gal koks nors vardais. Nu, galbūt. Kontų, palauks, ką ton dautumo? Ton ir svarstyklis, dar turiu laikrodį, žiūrėk. Laikrodį ir turiu tą tik, nu, ton dėklą čia. 18. Ton dėklą aš jau nevertinu, ta prasme, čia jau gavau ir nemokama, tai jums nežinau. Na, tas dėklas nafas. Ir laikrodis yra, čia ton Klaipėdo gavau. Geneta, ne. Nu. Tik batareiks, rek. Turėjau 2, vieną išmainiau. Viską, judi pasiimtis, 2, na. Pasiimt? Nu, davai. Dėko lava. Pagaliau pavyko išminyti beveik visus daiktus, kuriuos turėjau. Toršeras atrodo gan rimtas daiktas, tik įdomu, kaip man seksis jį išmainyti. Gal kažko ant... Man jo nelabai iš tikrųjų. Na, aš dažniausiai taip įsakom viskas, monerė kažko, bet taip gal dėl azartas, ne? Ką tokius? Tu šitą, neonus. A, jo, nu jie brangus yra. Nu, brangus, sako, 3 eurų nori. Tik tai turi atsisiųsti, taip. Jo, tas valdiklis, kaip 5 eurų kainavo. Nu, šiuos abudu galiu, iš 30 eurų. Nu va, aš sakyčiau, gal pamainom. Ne, es blemba. Dabar bandau kur prakišti irgi. Na, žinau, žiūriu kažką, gal dovanų tau net. Nu, dovanų aišku, faina visaikas. Vakarė ir Ditovo prisirinkau dovanų, šiandien buvo lingo, štai išmainyti visko. Dadėdė į ton dadės. Imkis, tai telefoną va kokį. Naminį gali dadės. Telefoną? Okei. Palatas, man atrodo, Panasonic. Aha. Šias spalvos tik tai tiek, kad... Nu, kas, gal kažkam prireiks. Nežinau, dadėsiu, žinai, prie mainų. Na va. Aš čia irgi nemokami daiktai. Gerai, ačiū labai. Gaila, bet pardavėjas nenorėjo mainyti Toršero. Bet iš jo grįžtų netuščiomis. Gautas telefonas, kuris ateityje gali padėti man su mainais. Ir štai mano savaitgalio turgavonės baigėsi. Juodas debesis lenkantis link turgaus tikrai nieko gero nežadėjo. Nespėjau net grįžti prie automobilio ir mane pagavo audra, nuo kurios kiaurai permirkau. Galutinis daiktas, kurį vežuosi namo – Toršeras. Kaip ir minėjote komentaruose, juo toliau, tuo bus sunkiau mainyti daiktus, nes jų vertė vis kyla. Mano mainų kelionė čia nesibaigia. Aš ir toliau bandysiu mainyti daiktus, kažkokio tikslo neturiu, bet tikriausiai epizodai išeis rečiau. Todėl jeigu nenorite praleisti kitų mainų, paspauskite subscribe mygtuką. Nu ir laikas taip pat labai pagelbėtų. Todėl ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.